Jis keliavo iš šalies į šalį, žemės į smėlį kiekvienoje vietoje, kur apsistodavo praleistamas 3 dienas. Nes tai laikas sušilti. Taip jam tarė koralai, kai pirmą kartą bandė perbristi jūrą po savo moterį. Tiesa, tuomet jam buvo 6, o moteriai nežinia kiek per jūrą nesimatė. Jau tada žinojo, kur eina. Nuo tikslo prie tikslo, nuo uosto prie gelmės, nuo vakar prie rytoj. 3 dienos apkeliaut pasauliu yra net per daug, jei sustabdai kūną ir keliauji savimi. Sapnai tau padeda matyti, mintis išgirsti. Tavo šypsena siekia vis toliau ir toliau. Pro šalį milžiniškų greičių bėga kitų keliaujančių vaizdai ir mintis. O viduje viskas spurda ir nesidveria, nes tu žinai, kad visa tai, ką dabar matai ir girdi, vyksta tik vieną kartą gyvenime ir tik tau. Moteris nekeliauja. Ne dėl to, kad negali. Jos laukia atkeliaujančių. Budėdamos kylant saulė ir tekant mėnuliui, kaip ta, kuri iššaukia per jūrą. Kas tu? Nežinau, bet jis ateis. Ta diena išnyks viskas, kas buvo ir pasiliks tik tai, kas yra. Dėl to jis ir keliauja kiekvienoje žemės vietoje užsibūdamas neilgiau 3 dienų. 3 praeities dienas ieško laukiančios dabarties. Ar nepaskausta? O ar paukščiui skauda skristi? Atsisėsk ir klausykis. Tegul nemato tavo akis, kai pasakytų nemokantis kalbos. Myliu tave. Ir viskas aplinkui susilieja. Girdi? Ką? Save. Aha, čia tu? Ne, čia tu. Tu gyvas. Po 3 dienų ir dar 100 milijonų dienų. Tu čia.